Aš esu iš įmonės Tastic, mano vardas yra Greta. Prieš 5 metus draugė su vyru įkūrėme svirplių verslą. Mūsų veikla prasidėjo iš tikrųjų nuo mokymosi, kaip teisingai užauginti vabzdžius, išgauti maksimalią maistinę naudą ir ypatingai baltymų skaičių. Baltymų kiekis vabzdžiuose jisai svyruoja nuo 60 iki 75 gramų 100. Tai reiškia, kad tai yra 3 kart didesnis baltymų šaltinis negu mums įprasti kiti žinomi gyvulinės kilmės baltymų šaltiniai. Mūsų veikla taip ir prasidėjo. Mes išmokome auginti svirplius ir priėmėme sprendimą, kad norime gaminti maisto produktus, kurie būtų skirti žmogui. Veiklos pradžioje mes dviese dirbame bemaž 12 kvadratų patalpoje, nedidelėje virtuvėje. Tai yra naujas nišinis produktas Lietuvoje, mes nežinojome, kaip seksis, bet labai greitai pajautėme susidomėjimą, kas paskatino mus ieškoti sprendimų, kaip galėtume plėsti savo gamybos apimtis. Priėmėme sprendimą pasistatyti visiškai naujas gamybinės patalpas, įsirengti jas pagal savo poreikį, pagal gaminamų produktų asortimentą. Na ir čia jau vykdyti veiklą profesionaliai. Labai tikiuosi, kad toj netolimoje ateityje man pavyks suvienyti tą bendruomenę ir tokiu būdu išplėsti verslą, ne tik tai gaminti savo produktų liniją su prekės ženklu Tastic, bet ir padėti kitiems besikuriantiems verslams, nes ta pati pradžia, turint tokį naują maistą, naują produktą, tikrai nėra lengva ir čia reikia būti atkakliam, atsakingam ir labai tikėti tuo, ką darai.